Esu Ligita Šapranavičiūtė, Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto lietuvių filologijos ir reklamos antro kurso bakalauro studentė. Filosofas Antanas Maceina yra sakęs, kad lietuviai yra miško tauta, kuri dar ir dabar nepraradusi ryšio su gamta. Pati stengiuosi puoselėti dar Baranausko ar Maironio iškeltas idėjas, kurie teigia gamtos svarbą, artumą, dvasinį ryšį su ja. Tačiau gaila, bet šiais laikais materialėjančiame pasaulyje galime pastebėti, kad taip saugotas ir brangintas ryšys tarp žmogaus ir pirmapradės gamtos nyksta. Pilietiškumo jausmas senka ir gamta tampa ne dvasinės atramos tašku, o tik pasilinksminimo vieta. Tačiau dar nevėlu susimastyti ir stabdyti žmogaus abejingumo gamtai. Juk Lietuvoje turime tiek nuostabių vietų, kurios lietuvių literatūroje buvo aprašomas jau gilioje senovėje. Visų gerbiamas aplinkosaugininkas, prezidentas Valdas Adamkus teigia, kad lietuviai būdami sąmoningi piliečiai turėtų negalvoti apie materialinę naudą iš gamtos, o stengti šią vertybę nepakitusią perduoti ateities kartoms. Šalyje turim daug asmenų, kurie vertina šalies kraštovaizdį ir stengiasi, kad Lietuva to galėtų pasididžiuoti prieš kitas šalis. Puikus to pavyzdys garsaus lietuvių fotografo Mariaus Jovaišos sukurta fotoknyga Neregėta Lietuva. Ji puikiai žinoma tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalise ir garsina bei populiarina mūsų gamtos grožį. Tačiau praeityje vadintomis šventomis vietomis gamtai sentimentų nejaučiantiems žmonėms net ir Mariaus Jovaišos albumas yra tik tuščia pasididžiavimo priemonė prieš užsieniečius. Labai norėčiau, kad pirmykštis gamtos ryšys šiomis dienomis grįžtų į tokį atramos tašką, kai buvo dar Maironio ar Baranausko laikais.